Atsakyti konkrečiai šitą klausimą, kuri hidroelektrinė gamina daugiausiai energijos, galima remiantis tokiu dedukciniu, edukaciniu spėjimu, bet tada parodysiu, kaip ir tiksliai apskaičiuoti, kuri elektrinė gamina daugiausiai energijos kas sekundę. Tai pradėkime nuo to lengvesnio, paprastesnio būdo, kur galim tiesiog pabandyti padaryti edukuotą spėjimą. Iš esmės mes iš karto galime atmesti Biržuvėnų hidroelektrinę ir Puskelnių hidroelektrinę. Tikiuosi, kad turiu teisingai. Kodėl? Todėl, kad tiek aukščio skirtumas, tiek vandens nuotėkis šitose hidroelektrinėse yra mažesnis negu Kavarsko hidroelektrinėje. Tai vienintelis kandidatas vietoj Kavarsko dar yra Nedičkampio hidroelektrinė, nes čia vienas iš dydžių yra truputį didesnis negu Kavarsko. Tai yra aukščio skirtumas. Tačiau Kavarsko hidroelektrinėje vandens nuotėkis yra daug didesnis negu Nedičkampio hidroelektrinėje. Todėl tikrai galima saugiai rinktis Kavarsko hidroelektrinės variantą. Bet dabar pažiūrėkime, kaip tai tiksliai galima apskaičiuoti. Taip, tai kadangi jų visų techninės sąlygos vienodos, tai čia sakykim, kad jų naudingumo koeficientas visur yra vienodas. Kadangi naudingumo koeficientas mums neaktualus, mes jo ir neskaičiuosim, mes jo ir nežinom. Sakykim, kad 100%. Tai reiškia, visa vandens potencinė energija pavirsta į elektros energiją. Gerai, tai kokia yra ta potencinės energijos formulė? Einame formulyną ir žiūrim. Čia yra dvi potencinių energijų formulės – MGH ir kx kvadratu iš 2. Šitos potencinės energijos pilnas pavadinimas yra deformacijos potencinė energija. Tai čia naudojame visokiam spiruoklėm, virvėm, gumom ir taip toliau. Čia yra gravitacinė potencinė energija, šitos mums reikia, nes čia gravitacija traukia vandenį iš aukštai žemyn. Taip, tai potencinė energija yra MGH. Mes H jau turim, aukščio skirtumas, G visur vienodas 9,8 daugiau mažiau, tačiau masės mes kaip ir nežinom. Bet masę nesunku surasti. Mes turime vandens nuotėkį, tai mes skaičiuosime, kiek vandens kilogramais prateka per sekundę. Ir tada žinosim, kiek energijos kiekviena elektrinė pagamins per sekundę. Masė yra tankis kart tūris, vandens tankis yra 1000 kg kubinėme metre. Šitą rekomenduoju mokėti mintinai, jeigu dar nemoki. Tai čia mums padėtų, jeigu pasirašytume vandens nuotėkį kilogramais per sekundę. Tai realiai mums tiesiog reikia šitą skaičių, tai yra tūrį, dauginti iš 1000. 3,15 kart 1000, 3150 ir taip toliau. Taip, tai dabar palieka palyginti ir pažiūrėti, kiek kiekviena elektrinė pagamins kas sekundę energijos. Kas sekundę Biržuvėnuose prateka 3150 kg. Tai iš čia ir labai gerai matom, kad Kavarsko hidroelektrinės pagaminama energija yra daug didesnė per sekundę nei bet kurios kitos. Antroje vietoje Puskelnių, trečioje Nedičkampio ir paskutinė Biržuvėnų.